širdele, aš Romeo. Malonu tave pažinti, kaip gerai tu atrodai. Iš karto pasakau, man nesvarbu, ar tu turi ar ne kažką, pasakyk man. Ar kada nors esi padariusi ką nors neklaužadiško? Nuotykis yra daug saldesnis, jei jis kvepia pavojumi. Jei pakviesčiau tave taurės ir prisertinčiau prie tavo lūpų, jei pavogčiau mažą bučinuką, sakyk, ar piktum ant manęs, ką pasakytum, jei šiandien atgundyčiau tave savo mašinoje, kad aprasotų langai, o taisyklė būtų dūsaukime iki galo. Jei parodyčiau nepagarbą ir paskui kaltinčiau alkoholį, jei pakelčiau sijoną, ar suteiktum man teisę patikrinti tavo sveiką protą, pastatyti ant kortos tavo kūną? Ar tau atrodo priimtinas šis nepadorus pasiūlymas? Leisk man pasigrožėti tavo nuogumu. Nusivilk, atsipalaiduok, šis martinis numalšins tavo drovumą. Nebūk drovi. O nuotykis yra daug saldesnis, jei jis kvepia pavojumi. Jei pakviesčiau tave taurės ir prisertinčiau prie tavo lūpų, jei pavogčiau mažą bučinuką, sakyk, ar piktum ant manęs, ką pasakytum, jei šiandien atgundyčiau tave savo mašinoje, kad aprasotų langai, o taisyklė būtų dūsaukime iki galo. Jei parodyčiau nepagarbą ir paskui kaltinčiau alkoholį, jei pakelčiau tavo sijoną, ar suteiktum man teisę patikrinti tavo sveiką protą, pastatyti ant kortos tavo kūną? Ar tau atrodo priimtinas šis nepadorus pasiūlymas? Kaip dėl to, kad tu ir aš, mes pašoktume aistringai ir paskui tu ir aš, mes atsidurtume lovoje. Kaip saldu. Kaip dėl to, kad tu ir aš, mes pašoktume aistringai. Pašokime aistringai ir paskui tu ir aš, mes atsidurtume lovoje. Tu ir aš